Kaip ir buvo, ko gero galima tikėtis, nes pas socdemų vykę penktadienį rinkimai, tai dar kartą parodė, kad partijoje tie, kaip čia, revoliucionieriai arba minedai, kaip mes juos įvardinom, taip ir liko minedais. Vietoj to, kad parodytų partijai vienybė ir būtų spaudoje, nebūtų antrašės, kad toks ir toks ten kirto partijos pirmininkui, toks ir toks kritikavo premjerę, ten toks. Esmė, tai vietoj to, kad padarė jie kaip ir, kaip ir šventė socialdemokratai, kaip vis dėlto bet kokiu atveju Jonavoje susirinko didelis būrys žmonių, išsibalsavo, gerai, blogai, čia jau nebe mūsų reikalai, čia jų reikalai. Bet nekiršinimo negali būti. Ir ten vėlgi girdžiu ten maždaug 4 metų kadencija, čia diktatoriai, čia partija eina blogų kelių ir panašiai. Tai jeigu tau netinka toj partijai, tai tu susikraukti tos daiktus ir tada tokia atveju įklauk. Tai kam tu kenki tiems socialdemokratams? Bet jau matyti jau ir patys tie socialdemokratai jau ten mušti, primušti ir dar kartą užmušti ir ten patys jie nebežino, kaip iš tos situacijos išeiti. Tai vėlgi praėjo 2-3 valandos, jau žurnalistai skambina, žinai, maždaug, tai kaip dabar bus ta koalicija, bus, nebus ir panašiai. Tai, manau, tai yra paprastas dalykas. Tai jeigu norėsime toliau tęsti darbą ir valstybei prisimtus įsipareigojimus vykdyti, tai juos ir reikės daryti. Negali tu tenais blaškyti, sutik, nesutik, ten tau myli, nemyli, tu turi dirbti. Tai naujam partijos pirmininkui bus sudėtingiausias variantas, nes tu esi Jonavoj, tu nesi Seimo narys, tu nesi ministras, tu nesi premjeras, tu realiai galių koalicijoje, nežinau, paspausti, kaip ir neturi. Tai reiškia, tu visą laiką turėsi sutarti, pasišnekėti, rasti kompromisą ir kad sprendimai važiuotų. Kiršinimui, bus dabar labai daug. Supraskite, kad tie vertybininkai, kurie vertė sugriauti šitą koaliciją, jie griovė 1,5 metų. Planas Trikaza, kuris Jasinskio gatvėje buvo sukurtas, jisai dabargi turės peržiūrėti, nes korta nepaėjo, o jeigu kai korta nepaeina, automatiškai tu turi galvoti kitaip. Tai reiškia, puolimas bus žymiai didesnis mažųjų koalicijos partijų atžvilgių, tiek Nemuno aušra, tiek valstiečiams. Klausimas, per kurią prizmę bus paimta, tai aš manau bus per Igno Vėgėlės paimta prizmę. Igna Vėgėlė bus rodoma, kad kokie valstiečiai lūzeriai, kad jūs išmetėte Igną Vėgėlę ir Ignas Vėgėlė gali geriau pasirodyti, negu kad jūs galvojate, automatiškai tada sumuši juos. Ir tradiciškai Nemuno aušra tu turi rodyti didžiausią blogį, baubą Lietuvoje, bauginti. Bet aš manau, kad mes realiai turėtume važiuoti. Aš tikiuosi, bet jeigu norim, kad priešingos jėgos pasinaudotų esamais procesais, tai faktas, kad koalicijos sugriovimas idealiausias ir greičiausias variantas. Aš kito varianto tom jėgom aš nematau.